Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime gruodžio 20 dieną. Atvažiavome į objektą kažkur tai po 8:20. Darbus pradėjome lygiai grįžimo procesą po 9:20. Vanduo jau bėgo iki pusę valandos, dabar 11:20. Dabar apie grįžinuką. Grįžinuko gilis gavosi lygiai 9 metrai. Pamatavom vandens debetą. Per 10 litrų kibirą prisipildo per 18 sekundžių. Čia gaunasi beveik 2 kubai į valandą. Tai va, čia būtų Brazikų kaimas. Čia jau gal kokių 15-20 km nuo Kazlų Rūdos. Esam už 10 km pavasarį Gurkiškių kaime Grėžė. O taip atrodo vat Grėžinio duobės, Grėžinio šachtą, Alkos siurblys. Labai graži teritorija ir grįžinukas buvo reikalingas tam, kad aprūpintų, einam parodysiu, atvažiuojam su džipuku prie kabelę, kad aprūpintų pirtelę vandeniu. Čia žmonės, kaip ir pasakojo, supratau, pardavė šitą tvenkinį, šitą visą teritoriją su pirtelė. Ir jie buvo iki vasario mėnesio įsipareigoję dar vandentiekį padaryti. O tokia va pirtelė. O, toks didžiulis tvenkinys. Ir esmė ta, kad dabar yra senas įvadas iš seno šulinio. Irgi einam parodysiu, kaip atrodo. O tenai yra, matosi, šulinys senas ir įvadas eina grinai palei šitą žalią tvorą, kur mes gręžiamės. Dėl ko čia gręžiam? Dėl to, kad atsikas seną įvadą, 32 diametro vamzdį mūsų susijungs. Čia kažkur palei tvorą taip jis eina, tas įvadas į pirtelę. Įsikas 2 šulinio žiedus ir hidroforą pasistatys čia, kad jis jau žiemotų. Tada jau aprūpins pačią pirtelę. Va, ir smėliukas buvo toksai kvarcinis. Gal šiek tiek geležies jis turi, toksai, atrodo toksai pilkokas, bet jis iš tikrųjų nėra. Iš 4 metrų buvo toksai žymiai šviesesnis, bet jis sausas. Jis visiškai sausas. Tai vandeningas kažkur tai prasidėjo nuo 4 ar 5 metrų. Grįžinys gavosi 9 metrai lygiai. Va, fainas rezultatas. Žmonėms kalėdų proga kaip tik pasidarė grįžinuką. Dar kartą pasižiūrim, kaip viskas bėga. Va, puikiausias rezultatas. Ten užsakovės mašinas stovi. Va, puikiausiai bėga. O čia antras tvenkinys. Čia užsakovės tėvas gyvena. Irgi tokia didžiulė teritorija, kaip matot. Grįžimo proceso vandenį ėmėm. Tai jau šiais metais, kaip sakant, jau viskas. Jau mūsų šitas paskutinis ir sezono uždarimai gavosi sėkmingas grįžinys. Jau visą laimę, nes kai uždarai su žvalgyba, su nesėkmingu gręžiniu, tai visai nuotaika kita būna. Dabar per šventę žmonės turės puikų vandenį, pasidarys įvadą, bet jau sakė pavasariop čia. Sakė, mūsų jau seniai stebė ta moteris. Va, ir toks rezultatas, kaip sakant. Va, prieš kūčias, prieš kalėdas, tokia faina dovanėlė. Aišku, jau kitą savaitę jau ateina nemažas minusas, tai jau, kaip sakant, nedirbsim. Ir susimatysim tada jau kitais metais, arklių metais, 26. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.